Lietuvos žmonių labui. Dėkui. Gerbėmėjai, į mūsų mitingą atvyko ne vien tik politikai, bet atvyko daug visuomenės grupių atstovų. Todėl į sceną kviečiu Lietuvos žmogaus teisių gynimo pirmininko pavaduotoją, gerbiamą poną Petrą Starostą. Gerbiamieji, Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija remia jūs. Būkite tvirti, turėkite kantrybės, bet ir nepamirškite savo jėgos. Valdžia, didžiausia valdžia tai žmonės ir niekas negali primesti, taip kaip Kubiliaus konservatorių vyriausybė, žmonėms nepamatuotų įstatymų. Gana skurdinti. Dabar šiek tiek konkrečiau. Po naktinių posėdžių jau tada buvo didelė dalis. Mūsų skaičiavimą dešimtimis tūkstančių smulkiųjų verslininkų, kurie išlaikydami save ir bent 3, 5, 10 žmonių, jie neteko darbo, arba išvyko, arba mokame mes visi jiems pašalpas. Argi tai darbas?